Okay. Pradėjo himną dainuoti ir visi tiesiog sustingo. Kas sėdėjo, tai atsistojo, o kas ėjo, tai sustojo. Atrodo kaip benamio. Yra dušai. Nice. Pasiėmiau rankšluostuką, eisiu nusidušinti. Ready for boarding at platform number 2. Passengers for the train. At departure, get... Kad jau turiu galimybę, tai tikrai paleisiu po dušu, nes eina savo. Pofik man tas muselės, nieko manęs čia nepadarys. Oi, blemba, taip priguliau pamiegoti. Ir prie apsauginių sako, čia negalime miegoti. O mes parą jau keliaujam, realiai be miego, nes vaikinį tai beveik nemiegojom, nepavyko užmigti. Iš tikrųjų tai užmingi ir tada taip cik atsibundi, užmiengi ir vėl cik atsibundi. Tai ne, čia nemiegas. O čionai dabar jo, susiradom tokias vietas, kur nėra šitų tokių pertvarų tarp sėdynių, bet negalime miegoti. Nu tai čia šiek tiek, ką žinau, nusmaudžiau, power napą tokį. Tai belieka tikėtis, kad traukinys iki Čiang Mai bus tuštesnis negu buvo dabar. Test, atrodo mikrofonai veikia. Turėtų veikti. Vienintelis dalykas, kas nervina su mikrofonais, kad dabar reikia daugiau prietaisų junginėti prieš pradedant filmuoti. Nes taip tai buvo paspaudyti ten tiesiog vieną mygtuką pradėti įrašyti, start recording ir iškart pradeda įrašinėti. O dabar prieš pradedant įrašinėti turi įsijungti mikrofoną, turi dar transmiterį įsijungti, tai šiek tiek užima laiko, o man kartais reikia tų tokių kadrų, kur čia ir dabar ir aš neturiu laiko. Bet kažkaip reikės išmokti ir priprasti, nežinau. O šiaip galvoju, kad atsidarysiu kombučą, pradėsiu nuo šūdiniausios. Kuri kainavo 9 batus. Buvo akcija, šiaip kainuoja 12, bet nusipirkau už lembo kaip už tai. ทุกขบวนได้ที่ประตูขาออกบีชานชาลาหมายเลข 2 โปรดเตรียมตั๋วโดยสารที่มี QR Code สแกนที่เครื่องอ่านก่อนผ่านประตูขอบคุณค่ะ Attention please, the express train number 71 to Ubon Ratchathani. Yra kombučios ataskonis, bet labai švelnus skonis, Palyginus Lietuvoj, tai labai švelnus skonis ir saldoka. Šiaip labai įdomiai rašo, nes čia rašo, kad tai yra arbatos gėrimas su kombučia ir 20% vynuogių sultimis. Ir kitas pastebėjimas, kad nėra gazukų. Šiandien pasiėmiau ice cappuccino ir ėmiau iš vietinio kioskelio, ne 7-Eleven, tai sumokėjau 35 batus.
pigiau grybo, bet ne visur tokios kelių rasti, čia tai netgi 2 buvo. Žodžiu, nežinau, kaip čia tinkamai pagauti, bandysiu taip. Čia reikia susipilti viską man dabar į tą maišą. Ir mano stovas kraunasi guprošės. Tai, turiu problemą. Kaip normaliai palemta. Kameros. Jaučiuos kaip vietinė visiškai. Nu ką, mes vėl traukiny. 15 minučių, jeigu ne trumpiau, kiek čia liko? 10 gal. Ir 5 ir važiuojam. Man rodo, čia 2 klasės vagonas. Tai žiūrim ir sienų spalva kitokia, ne depresūchinė kaip pas mus. Vienas trūkęs. Va, tai čia iš vis. Tai tu dar džiaugis, ką mes turim. Kai čia kai kaliuzijai kokioj. Žiūrėk, čia jau kitas. Pas mus čia per normaliai. Nežinau, kas čia vyksta, bet pastoviai šmirinėja 2 bičiukai su puškom. Welcome to Chiang Mai. Blemba, kiek bairių buvo traukiny. Mes su Paule galvom, kad apsimyšim iš juoko. Atrodo, kai lavonas. Mes nemiegojusios su sese
Beveik 48 valandas jau to bus. 7 valandą bus 48 valandas. Ok, mes kažkiek numigom traukiniai tam valandą, gal 2 max, bet... Nu, apie 4, net ne 5. Žodžiu, gavom instrukcijas, kad paliko jie mum rakčiuką, kambarys dar vis užimtas, tai tiesiog sakė, galit naudotis dušais, terasą ir taip toliau. Ir ofise paliko raktą, kad galėtumėm užeiti vidų, nusimest daiktus. Tai ieškot rakto. Sesė eina kartu, nes to pačiu ir nusimesim daiktus. Terasėlė, kaip suprantu, dušai. Tai jo, tai čia tiek tos ir terasos. Taip, kad magos mantofkės jaučiu. Viskas kaip ryte, tiek tos kelionės. Iki rytojaus ir labanaktis. Like, subscribe. ผมจะได้บอกว่าจะจอดรถตรงไหนเฉยๆครับไว้ตรง Oh my god. Įėjom savo kambarį, taip džiaugiamės. Labai didelis. Sesė labai patalynį išgyrė. Labai švelni, labai faina. Daug vietos. Hoi. Jo. Ir kondišas. Faina. Ir plaukų fenas, ir lemputė. Čia nežinau kas. Prailgintuvas. Nu, žodžiu, labai nice. Dabar turim 1 valandą. Smigom ant sofų, buvau momentų pabudus, nes ten pradėjo visi vaikščioti ir šitas šeimininkas pradėjo vaikščioti. Labai juokingas praeitas mano momentukas, filmukas. Žodžiu, tai nežinau, čia eisim vėl pasnausti. Nežinau dar. Čia. Nu ką, turim 3 valandas. Eisim valgyti. Valgysim kiaušinius su vafliais. Blemba, visos kombučios pas juos tokios saldžios ir tokios vandeningos. Ir vėl be gaziukų ir labai saldi. Šiandien vaflis, kurį nusipirkom Draugų stoty ir kiaušikas. Išėjom prasieiti su sese į Chiang Mai. Geras. Pažiūrėkit, kaip įdomi sausainius pardavinėja tokiose dėžėse. Taip atrodo mokyklų įėjimai. Nu ir mokyklos tai šiaip įspūdingai atrodo. Jau Chiang Majui, tai tos šventyklos, tai šventiklėlės ant kiekvieno kampo.
kas pas mus yra metalas naudojamas čia padaryti iš bambukų. Viskas iš bambukų. Eina, sau geras. Šiaip kol kas, wow, labai kitoks Čiang Mai negu Bankokas, labai kitoks. Aišku, mes čia dar tik pusdienį, bet, visai kitaip jaučiuosi čia tikrai. Atrodo daug ramesnis miestas, gatvės netokios užgrūstos, tada nėra kvapų tokių kaip Bankoke. Ir visi daugiau atrodo atsipalaidavę. Kainos tikrai daug geresnės nei Kopangane ir nei Koh Samui. Ką kur žiūrim, tikrai pigiau. Piks baimsikas. Tokio dalyko prisiekiu nesu mačius. Sesė muzonas patiko. O ne, einam pro čia. Atėjom vandens pampasim į Lotusą. Čia radom tokį maisto turgelį dar pakeliui. Ta prasme, aš nežinau, kur mes papuolėm, bet į kažkokį rojų. Jo, grynai dabar klausimas, kaip pavyzdžiui išsirinkti iš tokios gausos. Radom vaflių už 25 batus, šokoladiniai. Šokoladas su bananu, kas gali būti skaniau. Aha, kopra. 5. Ui, tu savo sveria kiek. 1 karas pienas, ant tiek kikina nuovargis, šakės. Bandysiu parodyti, ką čia užsisakiau ir pradėsiu valgyti, nes labai išalkau iš tikrųjų. Žiūrėk. Sesė, bijo, žiūrėk. Tai man čia taip supakavo atskirai sultinukai, tokį maišiuką įdėjo. Ir čia visas mano gėris. Tai čia vištytė, matau, salotų daug su kiaušiniu ir stikliniais tais makaronais. Čia tai jau tikrai normalus čili. Palei kvapą, tai mama mija. Labukas. Išėjau gaudyti kadrų. Su savo telefonu. Sesė išėjo irgi kažkur pasivaikščiot, o man reikia žmonių, reikia kultūros. O, jau čia filmuot pradėjau. Labukas, varom vakarieniaut. Pas mus kaip visada burdelius. Čia skalp sudėjom, čia mano betvarkė. Tai šiandien visą dieną filmavau, tai labai mažai ką su GoPro'ške filmavau iš tikrųjų. Pamatysit mano galutinį rezultatą šiek tiek vėliau. Kuriu tokį mini filmuką People of Thailand ir kadangi esu Čiang Mai, tai čia bus tokia filmukų serija People of Chiang Mai.
Hebra, so far galiu pasakyti, kad aš iš šito miesto nenoriu išvažiuoti. Aš iš čia nenoriu išvažiuoti, man čia labai patinka, mano sesiai taip pat. Čia yra kažkas, ko aš labai ieškojau ir aš to neradau salose. Tai, wow, Čiang Mai yra wow. Aš labai tikiuosi, kad mano toj filmukų serijai pavyks atspindėti tą Čiang Majaus dvasią, tiek, kiek čia man pavyksta apeiti. O dabar jo, kaip ir minėjau, varom patikrinti Saturday Market. Tai čia naktinis šeštadienio gatvės maisto turgus. Bandau viską kalbėti lietuviškai. Čia viena intensyvesnių. Wow. Pats savo rankom daro. Tarp kitko, mano rankos, kaip aš pasirūpiu savo rankom. O, nusiėmu nagus, nes nebegaliu. Visi mano draugai ant vieno stalo. Čia va restoranukai ir iš karto indukus suplauna. Šiaip čia žiūri geras gyvas, nes išsirenki ką valgyt, tau pakepa ir viskas. Nu karoči, visi sušiukai po 5 batus. Wow. Blema, čia jeigu pasižiūrėti, tai sušiai su kiauliena, čia su beikonu, tada ten tiesiog su dešrelė. Nu ten su ukriukais, labai daug su kiauliena, kas šiaip keista, su kiaušiniene. Geras. Ką žinau, ten hebra atvarė, čia su dešrelė. Nu patinka neįimt, žmonės čia taip valgo. Tai aš paselį pasiėmiau, nu su dešrelė neėmiau, bet paėmiau visokių įdomesnių paragauti, kurių dar tikrai nesuragavau. Nes, nu tipo, o kodėl ne? Tai čia net ne ryžiai, net nežinau, atrodo lyg ir kaip kiaušinienė kažkas, nežinau. Čia su ikrais, čia su tunu, kaip suprantu, ne, čia su kalmaru. Jo, čia irgi neįsivaizduoju, kas čia. Čia tai matau krabas, krevetė, lašiša ir čia su, manau, kad su krabu irgi. Tai, nu, ką žinau, įdomi paletė. Žodžiu, tai aš net nežinau, kas čia per sušis. Ir dabar galvoju, ar negali būti, kad čia koks krokodilas. Bet... Nežinau, gal pušinis. Labas rytelis. Merginos susirašė išeiti, išvažiuoti, tiksliau, eisim ieškoti moto. Hello, you need taxi? No, thank you. Ir važiuosim tiesiog pasivažinėti, gal porą vietų aplankyti. Hi. Arba žinau. Hi. We need a moto for 1 or 2 days.
You go in the city. Just in the city. So just simple one maybe for 200 if you have. This 200. What else do you have? No, it's very big. This one maybe. O, žiūrėk, skupis, kaip kosamui. Aha. Nu ką, pasiėmėm skupį? Žiauriai fainas, pažiūrėkit, visas naujas. Tik dar reikės nusifotografuoti viską. Ir bagažiniai šį kartėtas mažiau, bet tilpsim. Turi laikiklį, kažkas teiravosi manęs Instagrame, ar turi laikiklius. Tai šiaip duoda, parūpina, jeigu neturi, tai nusuka nuo kitos pirdos. Ir čia 91 dabar bus, nebe 95 kuras mum. So, lekiam į trasą. You not international, you miss pay 500 baht. Sorry? That's not international. I have international, but now in Russia I couldn't find it. Where? It's in my room. No, you pay to room where? Mid not show it, mid pay 500 baht. Not show. Could you check point? We check now, show now. You not show, you pay 500 baht. Yeah, follow me. Right, follow me. Right, motorbike, follow me. Короче, varom į nuovadą. Labai noriu verkti. Mano telefoną parvažiavo mašiną.